Taip, ir dalinuosi mūsų skaidrėmis šios dienos. Taip. Taigi, pradedame. Jo, ir šios dienos mūsų tema tęsiam emocijos iš arčiau tokią paskaitų seką. Prieš tai buvo paskaita apie pyktį. Šiaip apie emocijas bendrai, jeigu domina, yra Jaunimo sveikatos centro paskyra Facebook'e, galima pasiklausyti įrašą. Šiandien mes labiau koncentruosimės ir kalbėsim apie liūdesį, kaip atskirti, ar čia liūdesys, ar čia depresija. Ir sakyčiau, gal labiau depresija užims didesnę dalį. Aišku, tai yra labai plačios temos. Tai šiek tiek susiaurinsiu, turėkime omeny, kad visko gal nespėsime, aišku, ir apimti per šį laiką, bet pasistengsiu, tai, kas atrodo man tai visai esmė ir galbūt įdomu būtų. Stengsiu šiek tiek interaktyviau šitą paskaitėlę, tai prašysiu, kad pasiruoštumėte tušinukus ir popierių arba telefonus, nes atliksime keletą tokių testukų. Taigi, tas pagrindinis ir klausimas, kuo skiriasi liūdesys nuo depresijos, nes kartais galbūt girdime, kad kažkas sako, oi, aš depresuoju. Ir kartais tai taip ir yra, ir žmogus ir serga depresija, o kartais mes šiek tiek maišome, ar čia liūdesys, ar nusivylimas, ar jau yra sutrikimas. Tai kuo čia skiriasi? Tai, kad liūdesys yra natūralus jausmas. Kaip mes per pirmą paskaitą, galbūt kažkas dalyvavot, kad tos bazinės emocijos, kuri visose tautose, visų kultūrų žmonės, net gyvūnuose tas matosi, evoliuciškai išsivysčiusios ir reikalingos, tai ar ne baimė, liūdesys, džiaugsmas, pyktis, tos tokios, ne? Tai liūdesys įeina į tą visą komandą, natūralus, reikalingas jausmas ir dažniausiai jis kyla, kai mes kažko netenkame, kas mums yra svarbu, apie praradimą. Tuo tarpu depresija jau yra liga, tai yra nuotaikos sutrikimas. Tai liūdna nuotaika absoliučiai normalu, tai būna, žmonės liūdi, mokomės priimti tai. Jau kai kalbam apie depresiją, jau yra išėjimas iš tos normos ribų, tai reiškia ar apie sunkumą, ar apie trukmę, ar apie įvairių gyvenimo funkcijų sutrikdymą. Tai toksai tas esminis skirtumas čia ir būtų. Ir dabar ir pradėsime nuo tos tokios dalies pasitikrinimo. Ir net kaip ir pykčio darėme testuką, taip ir čia pakviesiu pasiimti tušinukus, popieriaus lapą arba telefoną ir pasitikrinsim, kokia dabar ta yra mūsų situacija gyvenimo. Kaip kas vyksta su mumis, ne? Dabar man kažkodėl 10 sakinio nelabai rodo. Aha. Tai aš paskaitysiu, ar ne, pas save. Atrasiu, nes koks čia yra testukas iš Davido Burnso, Geros nuotaikos vadovo. Šita knyga yra labai populiari kognityvinės elgesio terapijos tokia pagrindinė ir labai rekomenduoju pasiskaityti, ypač jeigu domitės kognityvinė elgesio terapija. Tai čia mes ir padarysime šitos knygos testuką. Jeigu nespėjat kartu, tai galima nusifotografuoti ar pasidaryti print screeną ir pasidaryti tą testuką kažkada vėliau, kada jums bus patogu. Ir turėkime omenyje, ką labai svarbu prieš pradedant atlikti šitą testą, kad šita Davido Burnso depresijos skalė nėra skirta klinikiniam įvertinimui, kad tikrai nerašom savo dabar diagnozių, tą atlieka psichiatrai, būna psichologinis ištyrimas, tai yra tiesiog iš tokio smalsumo, patyrinėjimo, pasižiūrėjimo, kažkokias tendencijas.
Tai vertinam atsargiai, nes nedarykime skubotų išvadų ir turėkime omenyje, kad šita skalė yra jautri. Tai reiškia, kad tikėtina, jog jūs surinksite didesnius balus, negu kad jau turbūt atėję į tą jau tokį klinikinį, tą medicininį įvertinimą. Tai va, tikrai skalė jautri, bet pasibandom. Tai dabar įvertinimai nuo 0 iki 4. 0 reiškia visai ne, taip nebūna. Vienetas retai, 2 vidutiniškai, 3 dažnai, 4 labai dažnai. Ne? Bet toks įvertinimas nuo 0 iki 4 pagal dažnį. Ir paprastai žiūrima per 2 savaitės. Nu, kokia ta nuotaika maždaug. Ne? Atsimenam. Ir startuokim tada. Ne? Yra pirma dalis mintis ir jausmai. Pirmas teiginys su liūdnas, liūdna arba nuotaikos. Ir kaip mes įvertinam, turbūt patogiausia ir bus jums rašyti 1 ir tada skaičiuką, nes vėliau reikės susumuoti. Tai vadėliojamės, rašomės. 2 nelaimingas arba nusiminęs. 3 verkimo priepuoliai arba verksmingumas, kaip dažnai būna. 4 netekęs pasitikėjimo savo jėgomis. 5 beviltiškumo jausmas, kaip dažnai aplanko. 6, sakyčiau, toksai pojūtis, žemos savivertės, kokia situacija su tuo. Tada 7 tai jausmas, kad esu menkesnis ar prastesnis nei kiti. 8 kaltė arba gėda, kaip dažnai kyla. 9 polinkis save kritikuoti arba kaltinti. Na, o 10, nežinau, ar jums matosi, man kažkodėl ekrane pasislepia. Tai 10 yra sunkumai priimant sprendimus. Klausimas, kiek dažnai tą patiria. Gerai, galim judėti toliau. Vėlgi, jeigu nespėjote, bus įrašas, galima nusifotografuoti, galų gale rasti geros nuotaikos vadovo knygoje šią depresijos skalę. Ir kaip matėm, tenai buvo mintis ir jausmai kategorija. Dabar kita kategorija - veikla ir asmeniniai santykiai, nes depresiškumas paliečia ir šitas sritis. Taigi, 11 teiginys. Čia irgi kiek mes įvertinam, kokį skiriam balą. Dingęs susidomėjimas šeima, draugais ar kolegomis. 12 vienišumo jausmas. 13 mažiau laiko praleidžiama su šeima ar draugais. 14 motyvacijos praradimas. 15 dingęs susidomėjimas darbu bei kitokia veikla. 16 darbo bei kitokios veiklos vengimas. 17 teiginys - prarastas malonumo ar pasitenkinimo gyvenimu jausmas. Visiems teiginiam parašom po balą. Teiginių iš viso bus 25, taip kad judam jau toliau. Ir toliau mes vertinsim kategoriją apie fizinius simptomus ir polinkį į savižudybę. Vėlgi būdinga esant depresiškumui. Taigi vertinam toliau teiginius nuo 0 iki 4. Ir 18 teiginys yra nuovargis, kaip dažnai jį jaučiam. 19 sunkiai užmiegu arba pernelyg daug miegu. 20 teiginys nukritęs arba labai padidėjęs apetitas.
21 dingęs seksualinis potraukis, 22 susirūpinimas sveikata, ir polinkis į savižudybę klausimų grupė. 23 būtų, ar turite minčių apie savižudybę ir kaip dažnai tada įvertinam. Dar norėtumėte baigti savo gyvenimą. 25, ar turite planų fiziškai save žaloti. Ir čia iš karto yra perspėjimas, kad jeigu šitie teiginiai yra įvertinti dvejetų ir daugiau, net jeigu vienetų tas yra tai, ar ne, tai reiškia, kad tai būna, tai jau yra stiprus ženklas kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialistus. Tai rodo, kad situacija yra rimta. Ir aišku, apie pagalbos galimybės kalbėsim kitose skaidrėse, bet iš karto noriu akcentuoti, kad šita dalis nuo 23 iki 25 teiginiai, jie yra tikrai svarbus ir svarbu jautriai pasižiūrėti į juos ir sureaguoti ir padėti savo. Taigi, surašėm nuo 1 iki 25 skaičius, kokius tiem teiginiam davėme pagal save nuo 0 iki 4 ir dabar prašymas susumuoti, tos skaičiukus sudėti. Šiek tiek skirkime laiko sudėčiai ir pažiūrėsime, kaip interpretuoti tas sumas. Kągi, turbūt jau sudėjome, ir galim pasižiūrėti, kokie tie rezultatai. Vėlgi, jeigu nespėjom, nieko baisaus, bus galima vėliau. Taigi, rezultatus perspėju vėlgi vertinti atsargiai, bet anot autoriaus Davido Burnso, kas tada gautųsi? Jeigu surinkot nuo 0 iki 10 normos ribos, tikrai, kad 0 surinkti nelabai realistiškai. Galbūt kažkoks neįgimas visiškai to prislėgtumo. Tai turėkime omeny, viskas tvarkoje. Jeigu yra rezultatas nuo 11 iki 25 balų, tai jau galime tarti tokį polinkį į lengvą depresiškumą, kad, tendencijos tokios yra ir galbūt galime kelti prielaidas, kad jeigu bus kažkoks stresinis įvykis, tai gali būti mūsų reakcija į depresiją tokia panaši, ar ne? Nebūtinai, kad susirgsim depresiją, bet gali būti sunkumai adaptuotis prie kažkokių tų stresinių situacijų. Jeigu surinkome nuo 26 iki 50 balų, tai jau galima įtarti polinkį vidutinišką depresiškumą. Tai čia toksai skirstomas kontinuume, ar ne, kaip turim lengvą, tada tokį vidutinį, kur jau vėlgi signalai apie kreipimąsi į profesionalus, į pagalbą, nes lengvas tai dar galim, ar ne, taip galvot, kad su vitaminu D ir saulė ir veiklom dar kažkaip be medikamentų, pavyzdžiui, galima. O kai vidutinis, tai jau vidutinio sunkumo depresija, tai jau yra apie gydymą vaistais, apie psichologinę pagalbą. Ir jeigu jau 51, 75 balai, tai jau, irgi kaip mes tuo kontinuumu judame, tai jau galime tarti polinkį sunkesnio lygio depresiškumą. Tai jau tikrai, jeigu surinkom šitą, pripažinkim, problema yra, pagalbos reikia. Tai tokie tie rezultatai, irgi pasitikrinkim, kaip dabar jaučiamės su tais rezultatais, kokie kyla kūno pojūčiai, kaip mes tą priimam, ar žinojom, ar nustebino, ar nuliūdino, ar ne, apie liūdėsi, kaip esam su tais. Vėlgi, šiek tiek yra pajautrinti šitie rezultatai, tai nebūtinai taip
taip blogai, galim sakyti, yra pagal šitą testą. Kitaip tariant, na, jeigu surinkote vidutinišką depresiškumą, nu, tai gal labiau apie, jeigu diagnozės kalbant, gal būtų į lengvą labiau, ar ne, arba sunkesnio lygio, gal link vidutinio. Nu, tokių, ar ne, kaip ir sakėm, nediagnozuojam, atsiribojam, daugiau čia toksai pasitikrinimas būtent pagal tą autorių, kaip yra kas. Ir dar, jeigu nuo 76 iki 100, na, tai jau apie sunkų depresiškumą. Knygoje šiek tiek dar ten aštriau parašo, aš taip pat, ar nesunkesnis, švelniau taip norisi, bet, na, čia jau, kaip jau minėjau, 51-75 jau tikrai pagalbos, tai jau, jeigu dar turime daugiau, nu, tai tik patvirtino tą. Bet nebereikalo ir esam paskaitoj, ne, kad sužinotume ir gali taip nutapti irgi tokia motivacija žengti žingsnį ir padėti savo. Gerai, dabar dar susidėliojame depresijos simptomus. Matėme ten kategorijomis buvo, tai vėlgi remiantis DSM-5 klasifikacija, tai yra sunki prislėgta nuotaika kiekvieną dieną, ne, kad anksčiau patikusi veikla nebeteikia malonumo, irgi yra tas akcentas, būtent apie tą, kad kasdien jau nebesikeičia, kad tai nėra, kad kažkokia banga, kažkokia krizė gyvenime ir tokie jausmai čia jau, kad nebesikeičia. Toliau reikšmingas svorio netekimas arba priaugimas, sumažės arba padės apetitas beveik kiekvieną dieną. Tada nemiga arba per ilgas miegojimas, matom, tokie atrodo labai skirtingi, gali būti simptomai, kad priešingai, kokie mes esam skirtingi ir kiekvienam gal vienam bus nemiga, o kitas kaip tik miegos, nesikels iš lovos ir nedalyvaus gyvenime. Tas pats, ar ne, ir su svoriu, kaip matėm, gali tapti kažkoks emocinis valgymas ir tas svoris augti, ar ne, tai norisi maistu kompensuoti kažkokius tos jausmus, tos sunkumus, o kitiem gal dings visai apetitas, ar ne, va čia kokie mūsų individualūs skirtumai yra. Toliau sulėtėjusios mintis ir sulėtėję judesiai, apie ką yra depresija, ir tas jau tampa pastebima kitiem, ne tik, kad aš subjektyviai tai galvoju, kad kažkaip sulėtėjus esu, bet jau ir aplinkiniai mato, kad prieš tai aktyvus žmogus, energingas ir dabar jau pasikeitė. Toliau nuovargis arba energijos trūkumas apie tai. Ir čia tas momentas, kad ilsimės, miegam, bet nepailsim. Nenuolatinis nuovargis. Jautimasis beverčių, toks kaltės jausmas. Dažnai atrodo nepagristai didelė ta kaltė, toks atsakomybės labai didelis prisiėmimas, ir savęs nuvertinimas matom. Ir paveikia mąstymo, kognityvinės funkcijas, kad yra sunku susikoncentruoti, sutelkti dėmesį, mąstyti. Pač jeigu anksčiau buvo kitaip, ar ne, ir tos pasikartojančios mintis apie mirtį, mintis apie savižudybę, bandymai, planavimas, savęs žalojimas, tai tikrai jau rodo sunkumus. Taip. Tada depresija yra labai įvairialypė. Mes į tą diagnostiką nesigilinsime, bet turėkime omenyje, kad tai tikrai gali būti, kaip mes apie tą sunkumo, tą kontinuumą kalbėjom, kad ir iš to testuko, tai irgi pagal tarptautinę ligų klasifikaciją, tai ir yra, kad lengva depresija galima taip diagnozuoti, galima vidutinio sunkumo depresija, sunkia depresija ir gali būti ten, pavyzdžiui, depresija ir su psichoze, visokių dar tokių papildomų gali būti visokių tokių sutrikimų, pogimdyvinė depresija, tokia specifinė, kad pagimdžius labai hormonai keičiasi, taip gali būti, tada jeigu mes turime depresiją ir maniją, tai yra bipolinis sutrikimas, ir taip pat dar verta paminėti, kad gali būti toks mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas, kad visokie dar gali būti simptomai, kad tikrai dar tų diagnozių yra ir labai tie patyrimai tokie skirtingi. Ir įvairiai ten ta depresija slepiasi po išorinę šypseną, kartais, tokių tikrai turime šios ligos įvairių pasireiškimo būdų, tai tą turėkime omenyje.
Dabar grįžtant prie kognityvinės elgesio terapijos modelio, kas irgi kažkaip atsikartoja mano paskaitose ir norisi tą įtvirtinti tokį požiūrį, kad kiekvieną problemą, kiekvieną mūsų situaciją mes galime tokius skerspjūvius žiūrėti, kokios buvo mintis, ta kognityvinė dalis, ar ne, mūsų jausmai, ką mes jautėm, kaip mes elgėmės, ką darėm ir kokie mūsų kūno pojūčiai. Va šitie visi dalykai, reiškiniai, jie dalyvauja, kad ir kokią situaciją bepaimtume. Ir pagrindinė keto kognityvinės elgesio terapijos mintis yra, kad keičiant vieną iš tų burbuliukų gali keistis kiti. Ir kad tas uždaras ratas gali būti kitoks. Sunkiausia tai jausmus tiesiogiai kažkaip keis, jausmas kyla arba nekyla, bet ketas skatina keisti mintis, keisti elgesį, kūno pojūčius ir nuo to keičiasi ir jausmai, nes viskas yra tarpusavy susiję. Tai konkretus pavyzdys keto modelis liūdesiui apie mintis. Liūdesį skatinančios mintis, apie tai dar toliau pakalbėsim, ką čia reiškia. Ir tada jau pats jausmas liūdesys ir kaip mes elgiamės, kai liūdim, verkiam, susigūžiam, ar ne, tokio sustingimo jausmas ir iš kūno pojūčių tai gali būti šalčio pojūtis, širdies skausmas, gelia, duria, aišku, ašaros irgi kaip kūno pojūčių galime laikyti, ar ne, tai va čia tos tokios normalios reakcijos, natūralios liūdesių, kaip minėjom, liūdesys natūrali emocija. Su depresija jau schemutė sudėtingesnė, aišku, ją galim irgi dėti ir į tą tradicinį ratą, bet čia, jeigu taip pakomentuojant, kad jau ta depresiška nuotaika, jis savyje turi tą mąstymo neigiamo, tokio juodo, ar ne, labai daug ir iš to ateina ir neigiamas požiūris į save ir sumažėjęs aktyvumas ir dingsta tokie dalykai kaip malonumo jausmas ir pasiekimo jausmas, tada, ar ne, ir padidėjęs bejėgiškumas ir mes nebegebam spręsti, dorotis tom problemom ir niekas nesikeičia, vėlgi bejėgystė, vėlgi depresiška nuotaika ir yra uždaras toksai ratas, kokį turim. Ne? Tai va dabar apie tas depresiškas mintis, tai liūdesį, kaip kalbėjom, liūdesį keliančios mintis ten buvo, kokios tos mintis, tai kad, tai yra tikroviškas praradimo suvokimas, kad aš praradau ir aš ilgiuosi, liūdžiu, ir ne, tą įsisąmoninimą netekti tokį. Tuo tarpu, pagal kognityvinę elgesio terapiją, čia dar atminkim, depresijos, jau tą sutrikimą sukelia kaip nors iškreiptos mintis. Minčių klaidos, kitaip tariant. Tai ką čia turim omeny? Pavyzdžiui, mirus mylimam žmogui, tai normalu ir yra tikrai pagrįsta, kad galvojam, kad praradau tą žmogų ir ilgėsios bendro buvimo ir meilės, kurią jautėme vienas kitam. Ar ne? Ir tai be abejo yra labai skausminga, be abejo ir liūdna. Bet tokia mintis, galim taip pažvelgti, galim taip interpretuoti, kad ji sukelia ir tokius ir švelnius, ir ilgesingus, ir reikalingus jausmus, kurie parodo, kad jūs vertinote tą žmogų, kad jis buvo jums reikšmingas jūsų gyvenime, nes jeigu jis jums nerūpėtų, jūs ir neliūdėtumėt ir neišgyventumėt. Ir, taip, ar ne, norisi tos koncentracijos ne tik į tai, kas buvo ir ką praradau ir ko dabar nebeturiu, bet, kad vertinu, kad tas santykis toks buvo ir aš jį atsiminsiu ir tas nieks negali ar ne atimti to santykio, kad gal žmogų fiziškai ar ne ir prarandam, nes visi mirštam, bet ta mūsų atmintyje lieka tas atsiminimas apie žmogų, kur mes galim bet kada savo mintise grįžti ir tą santykį turėti, nes ir žmogui mirus. Ar ne? Čia aišku irgi nesinori išsiplėsti, bet tai yra tokia normali reakcija į netektį, gedėjimas su įvairiom savo stadijom. Tuo tarpu, minčių jau iškraipimai prasidėtų, jeigu mes galvotume, ir čia vėlgi normalu, kad tokios mintis ateina, visi daro mąstymo klaidų, bet čia yra akcentas, kiek mes dažnai apie tai galvojam ir kiek tai ima mums trukdyti gyvenime. Kad mes pradėtume galvoti, niekada nebebūsiu laimingas, nes to žmogaus nebėra, ir viskas žlugo, gyvenimas prarastas, nebeturiu dėl ko gyventi. Čia jau skamba kaip mąstymo iškraipimai iš tos pusės, kad
Tokios mintys sukelia savigailą, ne, tokį buvimą aukos vaidmenyje, neviltį ir jos gali žlugdyti. Ar ne į susitaikymą vesti, priėmimą situacijos, o į tokį sužlugimą. Nes gyvenime ne visko nutinka, bet mes toliau gyvename, einam tuo gyvenimo keliu, o tos mintis sakytų, ne, viskas baigta, nors gyvenimas tęsiasi. Taip, ir dabar kalbame apie tas mąstymo klaidas, metas su jomis susipažinti. Taigi, pirmoji mąstymo klaida būtų viskas arba nieko. Toks juoda balta mąstymas. Kaip ir turėjom tam pavyzdį, kad viskas prarasta, kad jeigu ką nors atliekate netobulai, tai viskas, esu jau visiškas nevykėlis. Toks savęs nusivertinimas iš karto. Toliau perdėtas apibendrinimas, kad, tarkim, kiekvieną nepalankų įvykį matytume kaip nesibaigiančią nelaimių virtinę. Kad, ir dar tas nutiko, tai tas tik ir patvirtina, kad čia gyvenimas niekam tikęs. O kad yra daug gerų dalykų, nepastebim. Tai apie tą nepastebėjimą dar yra proto filtros, kaip klaida. Mąstymo, kad įsirenkame vieną negatyvę detalę ir išpučiame ją taip, kad visa tikrovė ima atrodyti tokia niūri, tarsi į taurę vandens lašinam lašą rašalo, šaukštas ar deguto į medų, tai viskas juoda, tamsu. Toliau pozityvių dalykų nuvertinimas, kad teigiamą patyrimą atmetate tvirtindami, kad dėl vienos ar kitos priežasties tai nesiskaito. Arba čia savaime suprantama, kad taip turi būti. Ir taip mes išlaikome negatyvų pasaulio vaizdą, nors kasdienė patirtis tam ir prieštarauja. Toliau skubotas išvadų darimas, kad mes padarome tokią greitą išvadą net tada, kai nėra tokių kažkokių faktų palaikančių, Tai pavyzdžiui, ir minčių skaitimas kitų žmonių, kad, tarkim, nei iš jo, nei iš to nusprendžiame, kad kažkas nusiteikęs prieš mus, net nesivarginam patikrinti, ar tai tiesa, arba ateities numatymas, ir ypač tokį negatyvą, kad viskas bus taip blogiau, ir kad mūsų spėjimas apie ateitį jau mums jaučiasi kaip toks realus faktas, patirtis, tokia, kur mes neturim patirties į ateitį, Toliau sureikšminimas ir sumenkinimas, kita mąstymo klaida, tai reikštų, kad pervertiname dalykų svarbą, tiek pavyzdžiui, savo klaidų pervertinam, arba kitų žmonių laimėjimų ir tada save nusivertinam, lyginam su kitais, arba taip nepelnytai nureikšminame, kad visai tampa menki mūsų pasiekimai, savo gerasias savybės dažnai taip nuvertinam, arba kitų trūkumus nuvertinam, kur jeigu savo visai kitokius standartus taikom, o kitiem čia nieko tokio, jeigu kitas pavėluoja, o tai aš, jeigu pavėluoju, viskas siaubas. Tai toks būtų tas mąstymo iškraipimas. Kitas būtų emocinis mąstymas, kad manome, jog neigiamos mūsų emocijos būtinai ir atspindi tikrąją realybę. Kitaip tariant, jeigu aš taip jaučiuosi, vadinasi, tai ir yra tiesa, kad net nesistengiam pažvelgti iš kito kampo, kažkokį eksperimentą padaryti, pasiaiškinti, ar tiesa ar ne. Taip pat mąstymas kategorijomis turiu, privalau. Kad mes taip tarsi bandome save motyvuoti, sakydami, kad turiu, privalau, bet jeigu taip neįvyksta, jeigu aš nepadarau to, tai prasideda vėlgi savęs kaltinimas, kad tų prievolių nepadariau, jeigu į kitus mes tą kreipiam, kad kitas turi, privalo, tada tiesiausias kelias į pyktį, susierzinimą, ar pagiežą, tai turėkim tą omeny, kad, kaip ir niekas nieko neturi ir neprivalo. Čia mūsų taisyklės. Gali mūsų taisyklės labai skirtis nuo kitų žmonių taisyklių. Toliau, prieš paskutinė mąstymo klaida būtų etikečių klijavimas ir klaidingas įvardijimas. Čia būtų kraštutinė perdėto apibendrinimo forma, kaip pavyzdžiui, užuot įvardiję savo klaidą, jūs iškart klijuojate savo neigiamą etiketę, esu nevykėlis. Ar ne? Dažnai, bet kitiem tą irgi taikom, užkliūva, koks elgesys, tai viskas jau nurašytas tas žmogus. Ar ne? O toks klaidingas įvardymas būtų, kad mes tą nutikimą taip ir apibūdinam labai stipriais tokiais sunku emocinį krūvį turinčiais žodžiais. Irgi priduodam savo dar papildomų tokių interpretacijų. Ir paskutinė mąstymo klaida, kurią apžvelgiam, tai būtų personalizavimas.
kad jums atrodo, jog turite prisimti atsakomybę už negatyvų kažkokį atsitikimą, nors tiesiogiai nesate su tuo susijęs. Mat galim irgi savęs paklausti, ar iškart galvom, jau čia aš kažką pridirbau, jau čia mano kaltė, nors gal ir kažkoks kolektyvo dalykas atsakomybė, bet mes iš karto savo prisirašom, nepersonalizuojam. Čia panašiai, kai būna, ką kiti apie mane pagalvos, kur dažniausiai kiti galvoja apie save. Taigi, tai su depresija, ar ne, tų mąstymo iškraipimų, mąstymo klaidų yra pilna. Dažniausiai galim pasakyti, kad ta mąstymo klaida yra pasaulio matymas pro tamsius sakinius. Viskas yra pajuodinta, blogai, negerai ir yra tokie 3 pagrindiniai tada mąstymo iškraipimai, neigiamos mintis apie save, koks aš niekam tikęs, visa ta savikritika, vėlgi atkreipkim dėmesį, kaip mes kalbam su savim, kokiais žodžiais. Ar mes tokiais žodžiais sakytume savo geriausiam draugui, ar ne, tai kodėl mes į save, taip, ar ne, tuos peilius nukreipia, dėl ko? Arba jeigu mes pasakytume savo geriausiai draugiai, draugui, kad taip apie save mąstom, ar jis pritartų? Turbūt ne, ar ne? Toliau yra, ar ne, tas neigiamas mąstymas apie save, tada apie ateitį, kad ir ateitis nieko gero nežada, ir apie pasaulį bendrai, apie kitus žmones. Va čia tokia depresijos trijulė. Ne, kad aš blogas, ateitis bloga, pasaulis blogas, nieko gero nėra. Tai čia gali būti ir tokio ir cinizmo, ar ne, bet ir gali labai su tokiu skausmu į tą žvelgti. Va. Ir tada priešnuodis, kas galėtų tam negatyviam mąstymui, kuris kyla automatiškai, ar ne, tai mums tų pastangų mąstyti kažkaip neigiamai galim, ar ne, pastebėti nereikia, kad kyla tos mintis automatiškai, kad mūsų, netgi, taip galim sakyti, evoliuciškai yra naudingiau pastebėti kažkokią problemą, kad ji mums netrukdytų gyventi, negu eiti gatve, grožėtis saulė, gėlytėmis ir įsivaizduokim, kaip tam pirmykščiam žmogui, mes atsipalaidavę džiaugiamės saulytę ir atsiranda kažkokia meška, staiga užpuola. Tai iš tos pusės ir formavosi tokie mąstymo modeliai eiti ir stebėti aplinką, ar tik tai nėra kokios meškos, ar ne, bet čia labiau gal nerimo tema, kas bus rytoj, apie ką kalbėsiu, bet to negatyvo tikrai automatiškai mūsų smegenys mums numes tas automatinės mintis, stengtis nereikia, bet kur reikėtų pasistengti, tą pozityvą pamatyti sąmoningai. Tai dabar irgi kviesčiau paimti arba tušinukus ir lapą popieriaus, arba į telefoną, nes bus keletas klausimų, kurie būtent ir palavina tą pozityvaus mąstymo raumenį, taip galim pasakyti, ar ne, mūsų smegenis, visgi pastebėti tuos teigiamus dalykus, ar ne, nebereikalo dėkingumo praktika yra toks galingas įrankis, pasijusti kiek įmanoma geriau, ramiau. Ir čia mes kovojame, ar ne, su mąstymo klaida, kuri būtų pozityvių dalykų nuvertinimas, ar ne, tas proto filtras. Taigi, judam prie trumpos praktikos, vėlgi, jeigu nespėjom, čia gali likti po paskaitos dar pamastyti, tokia kaip praktika. Tiesiog klausimas, kas geriausio buvo? Tai gali būti apie įvykį, apie žmogų, nutikimą, kažkokią detalę, kurią mes išrinksim ir judame būtent per laiką. Kas geriausia buvo šiandien? Kaip mes įvardintume? Galim užsirašyti, galim mintise pasakyti savo, būtent ši diena. Toliau galim savęs paklausti, kas geriausia buvo šį mėnesį. Jau galima ir skaldyti, tarkim, savaitę imti, nes jau ketvirtadienis, bet apibendrinti šį mėnesį, jau 3 rugpjūtį, kas buvo geriausia. Ir gali būti, manau, tempas gan greitas, nes tą pirmą mintį fiksuojam, kas ateina, per daug nepermastant. Kaip mes atsakytume, kas buvo geriausia šį mėnesį. Toliau. Šią savaitę vis gydėjau. Taip.
irgi galim, ar ne, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, arba jeigu atsimenam, nuo praeito ketvirtadienio. Taip. Tada šiais metais. Vėlgi čia galim skaldyti pusmetis, ar ne, nes yra praėjęs, bet galim imti nuo sausio 2023 metų. Kasgi buvo geriausia. Ir dar irgi galim save stebėti, kad galbūt blogi įvykiai greit ateina, ne ten kažkur galvoje šnabžda, vat buvo tas blogai, anas blogai, o mes ieškom, kas buvo geriausia šiais metais. Šį dešimtmetį, per 10 metų, kaip įvardintume. Čia vėlgi, tie metai tiesiog pratimo metu galim kitokį laiką jiems, bet bandom įsivardinti per šitos 10 metų, kasgi mums buvo geriausia, kur mes galim pasidžiaugti. Per visą gyvenimą. Ką įvardintume? Smagiausia būna, kai žmonės įvardija, kad gimiau, tai jau yra geriausia. Bet visokie atsakymai yra labai vertingi ir svarbus. Na ir toks paskutinis, šiek tiek provokuojantis, bet pačioje didžiausioje blogybėje. Kaip pamatyti, kas buvo geriausia, net ir tame, ką laikėme, na, tikrai visai negerų dalykų, krize. Ne, bet gal galim jau iš šono pamatyti, ko mes iš to išmokom, kaip mes užaugom, gal kažkokie žmonės įsigrynina, gal tas posakis pažinsi draugą nelaimėje pasitvirtina, na, visaip gali būti. Arba kaip tik kažkokie žmonės atkrito. Na, čia jau interpretacijos. Tai va, toks pratimas, ar ne, ir irgi galima praktikuoti kasdien, prieš einant ne jau miegoti, ar atsigulti lovą, nu, vat, koks geriausias šios dienos įvykis, kad mūsų smegenys darytų tą paiešką, darytų va, tą filtrą tų gerų dalykų, kad mokytųsi tą pastebėti ir įvertinti. Tai nėra savaime suprantama, kad geri dalykai nutinka. Ta mes irgi bandom vertinti, kiek įmanoma. Dabar dar noriu supažindinti jūs tokia lentelė, nes iki tol, ką mes kalbėjom, buvo iš to keto modeliuko, ar ne, mintis, jausmai, kūno pojūčiai, elgesys, buvo minčių, ar ne, visas sritis, mąstymo klaidos, kaip lavinti tą tokį pozityvesnį mąstymą, ar ne, o kalbant apie elgesio burbuliuką, tai svarbiausia žinutė iš keto būtų aktyvinti elgesį. Maksimum, kiek galima judėti, nes kūno pojūčiai yra apie sustingimą, apie gulėjimą lovoj, nesikėlimą, kaip buvimą prispaustam, prislėgtam, tai, kad mes veiktume tą kūno pojūčių burbuliuką ir savo padėtume elgesio tą burbuliuką, mums svarbu save aktyvinti. Tai šita lentelė yra laikas nuo pat ar ne ryto iki vakaro ir ką veikiu. Čia galima pasidaryti tokį pradžioj stebėjimą, va, tarkim, vakar dienos. Galima ar ne užsirašyti, ką aš dariau, kaip atrodo ta mano diena. Čia irgi kartais iš šono labai būna veiksminga pasižiūrėti, kad galbūt ta mūsų diena iš tiesų labai produktyvi, nes dažnai mes save nuvertinam, kad oi, nepadariau to, ano, čia nieko nenuveikiau, ten mušiau dinderį, ne, visaip sau sakom. Pala, pasižiūrim, bet valanda po valandos, kągi aš veikiu. Dar galima plėsti tą lentelę mano veikla ir mano nuotaika, kaip aš jaučiuosi. Ar ne, irgi galima tada susiprasti, vat, kaip yra susijusi mūsų nuotaika su tuo, ką mes darome. Tada kitas būtų būdas lentelės pildymo, kad mes pradžioje pastebėjom save, kokia ta mūsų situacija, ir tada judam į priekį, bandom susiplanuoti. Ar ne, kad jau dienos pradžioje, kad ypač jeigu norisi struktūros, nes dažnai, kai yra depresiškumas, padeda ta disciplina, struktūra, kad ir nesinori, sunku, einu ar nedarau. Tai vėlgi susirašome veiklas kas valandą,
koks planas. Čia irgi kaip, kiek įmanoma realistiškiau, savo nekeliant per aukštų reikalavimų. Ir tada dienos gale pasižiūrim, kas iš tiesų įvykdyta, ką mes iš tiesų veikiame. Ir dar galim, kadangi pagal tą schemą buvo, kad depresija susijusi su malonumo jausmo praradimu ir su pasiekimo jausmo praradimu, mes dar pasitikslinam, ar su šita veikla mes siekiame malonumo, kas mums yra labai būtina ir reikalinga, ar mes siekiame rezultato kažkokio. Tokio tai kaip ir meistriškumo ugdymo. Jeigu mes ten, pavyzdžiui, skaitom, mes save lavinam, ar ne, savo padedam, arba jeigu mes, pavyzdžiui, ten klausomės muzikos, tai galbūt malonumas yra. Arba irgi gali būti kažkoks rezultatas, gal mes mokomės dainų žodžius, ar mokomės kaip tam pagrotą dainą, visaip gali būti, ar tiesiog pažindinamės su grupe. Ne, tai va irgi pasižiūrim tos mūsų veiklos, kokie mūsų tikslai tų veiklų. Ir esant depresiškumui labai svarbus tikslas, kad tai būtų malonu, kiek įmanoma, nes to taip trūksta. Tai va dar tokia lentelė, turėtų omeny, kad iš tokių pagalbos savo būdų. Toliau, ar ne, jeigu va tai va sudėliojant, remiantis kognityvinio elgesio terapija ir tokiais pagrindiniais, ar ne, jau akcentais, kad, aišku, psichologinis konsultavimas, psichoterapija, kaip ir, ar ne, čia kreipimasis į specialistus ir jau medikamentinis gydymas, jeigu yra sunkesnė depresijos forma, bet kas veikiama dar per, tarkim, konsultavimą, gali būti ta kognityvioji pertvarka, ką mes va čia bandėm, ar ne, šiek tiek paieškoti to pozityvo, kai mintise negatyvas, kad keisti tas savo mintis, kiek įmanoma. Tada tarpusavio santykių gerinimas ir kaip jau prieš tai buvo lentelė veiklos planavimas. Dar apibendrinant šiek tiek ir iš kitos pusės, kad galima laikyti depresijos gydymą kaip tokie, čia kažkaip spina užrakinta, mes turime raktus ir kokie tie raktai gali būti tos pagalbos savo, čia irgi remiantis knyga 5 depresijos gydymo raktai. Tai pirmas raktas mąstymo. Čia vat vėlgi apie tą minčių keitimą. Šiek tiek apie minčių keitimą palieku intrigą, pakalbėsime rytoj irgi 6 valandą. Tai aiškiau pasidėliosim, kaip būtent kognityvinio elgesio terapija siūlo keisti tas mintis, kaip galima pakvestionuoti savo mintis, nes mes paprastai priimam mintį kaip faktą, kaip kažkokią realybę neginčiamą, o tai yra visgi tik smegenų ar ne produktas. Toliau veiksmų raktas, tas ką aš darau, kad aš aktyviai ar neimuosi sporto, einu į gamtą, susitinku su žmonėm, kad veikla, išjudinti tą kūną, ar ne. Biologinis raktas, kad netmeskim ar ne priežasčių dėl ar ne biologijos, ar ne neuromediatorių, disbalanso, hormonai, vėlgi čia apie medikamentinį gydymą ir kitus būdus jau psichiatrinius. Santykių raktas, kaip nelikti vienam, neužsidaryti, kaip eiti bendravimą, kad iš tų santykių mes gautume ar ne ir malonumą. Dar toks raktas, kurio gal neminėjom, dvasingumo, bet čia yra tokia plati savoka ne apie kažkokią religiją konkrečią, bet labiau gal ar ne vertybės, tokį ryšį su pasauliu, matymas ar ne visatos, aišku, gali būti religiniai įsitikinimai, čia labai ar ne individualu, bet toks, kad ir ta plotmė, nes kartais per tą biopsichosocialinį modelį mes galim užmiršti šiek tiek dvasingumo, tai yra labai svarbi gyvenimo dalis, turbūt kiekvienas žmogus skirtingai ją supranta ir išreiškia ir praktikuoja. Tai va, toks tas apibendrinimas. Ačiū už dėmesį ir tradiciškai gale atsisveikinu su paveiksliuku iš filmo Inside Out arba Išvirkštinis pasaulis. Tai nėra vaikiškas filmas, aišku, skirtas vaikams, bet ir suaugusiems, būtent apie emocijas, kad geriau irgi suprastume, pažintume ir būtent čia yra liūdesėlė, galim ją taip pavadinti. Taigi, dabar baigiu dalinimąsi, grįžtu prie susirašinėjimo, gal ten kažkas bus ir judėsime, ar ne, mes link pabaigos mūsų. Taip. Aha.
Gerai, tai tiesiog atviras klausimas. Jeigu turit kažkokių minčių, pastebėjimų, dabar yra proga parašyti į chatą surašinėjimą, aš jau jį matau, galiu kažką atreaguoti ir tiek. Jeigu ne, judėsime į vasaros dar vakarą. Ir labai lauksiu tada jūsų prisijungiant rytoj 6 valandą, aišku, penktadienis, bet kalbėsim apie nerimą šiek tiek. Na ir jo, baimės paliesim. Dar siejasi mano paskaitos su kolegės Mildos temomis. Ar ne, galima irgi pasižiūrėti įrašus. Net energija apie vienišumą, ar išbūti, ar kažkaip savo padėti. Tai va, šiek tiek dar luktelsiu. Kažkas yra. Kur galima rasti tos įrašus? Taip, yra Jaunimo sveikatos centras paskyra Facebook'e ir tenai yra skelbiami įrašai, man atrodo, ir Antakalnio poliklinika Facebook'o paskyroje irgi yra paskaitų įrašai parašyti. Kad Jaunimo sveikatos centras, užrašau. Jo, kad čia Facebook'e tai tikrai bus ir bus informacija apie tolesnės paskaitas ir mūsų veiklas visokias. Tai tikrai kviečiam prisijungti, rasit įrašus ir ar dar turėtume kažkokių čia klausimų. Nes jeigu ne, tai galim ir atsisveikinti. Nebelaikyčiau jūsų. Agnė dar kažką rašo. Gerai, palaukime. Kas dar turi laiko. Galim luktelt. Arba čia gal netyčia. Gal ir... ačiū, žinias įkingam. Gera girdėti, kad ir to irgi susitiksim. Tai ką? Turbūt čia netyčia kas rašo. Puiku. Iki ryt.